reikėtų dar ir atskirti, kad yra dvi nuosavybės rūšis Lietuvoje. Tai yra privatus miškai ir yra valstybiniai miškai. Valstybiniai miškai turi dirbti visuomeniai priimtinų būdų. Jeigu visuomenė nori, kad mažiau kirstų plynų kirtimų, daugiau atrankinių ir taip toliau tų kirtimų, tai tegul valstybiniai miškai tokius kirtimus ir daro. O jeigu mes, privatus miško savininkai, jeigu pagal dabartinius esamus ribojimus, jeigu mums jie uždeda apribojimus, kad mes negalim kirsti to medyno taip, kaip jo buvo 20 ar 30 metų, kiek dabar yra nepriklausomybė ir nesikeičiančios tos kirtimo taisyklės. Tai jeigu uždeda tos apribojimus, tai tegul moka kompensacijas ir pasimkite ir saugokite tą mišką. Kokios problemos? Tai per 34 metus, jeigu žmogus atsistatęs nuosavybę, senelių, protėvių, buvusius miškų žemės, buvo prieš 30 metų nebrandus miškas, jis dabar jau užaugęs, čia kaip pavyzdys, va toks, ne, jaunuolynas. Tai po 30 metų mes vaikščiosim kaip pona pušina ir tavo galva bus pažilus. Ne, jinai bus po žemė. Nors dar tikiuosi, ne. Nu, jau ten raitysis koks vabaliuks tarp akidobių. Mes išeinam, kiti atein. Čia toks jau ciklas gyvenimas, ne? Jo nepakeisi. O gamta, medžiai, jie vis tiek auga. Ir jie mūsų kokias 3 kartas pamato. Jo.